6,7 litro, 300 arklių ir 1300 N. Pristatau austrišką traktorių Steyr Terus. Pravažiavęs kelis ratus supratau, kad šiuolaikinį Steyr traktorių galima pristatyti kaip lengvąjį automobilį. Komfortiškas, tylus ir patogus. Prabangios garsą izoliuojančios kabinos dėka viduje bus 66 decibelai. Viena tyliausių rinkoje. Kad nebūtų per daug ramu, viduje kompanija palaiko aukštos klasės audio grotuvas su žemų dažnių sistema. Man buvo netikėta, kad šiuolaikinis traktorius komplektuojamas su be rakto užvedimo sistema. Raktas kišeniai, užvedu su mygtuku. Didžiausiams komforto mėgėjams traktorius gali būti komplektuojamas su aktyvia hidraulinė amortizacija. Įdomu, kad šiuolaikinis Steyr traktorius gali važiuoti net 56 km/h greičiu. Galingiausia Terus jėgainė netrukus didės beveik iki 9 litrų ir generuos 440 arklio galių. Darbo patogumą užtikrina unikalios konstrukcijos CVT 4 diapazonų belaipsnė transmisija, dėl kurios traktorius praranda mažiau galios ir turi daugiau efektyvumo laukuose. Traktorius gali automatiškai parinkti optimaliausią važiavimo greitį, prisitaikant prie skirtingų darbo sąlygų. Darbui vakare ar naktį Steyr traktoriai komplektuojami su 360 laipsnių LED apšvietimu. Techninės priežiūros intervalai siekia net 750 valandų, kur kas daugiau nei pas kitus gamintojus. Šiuolaikiniai Steyr traktoriai turi daug vertingų asistentų, nuo automatinio galulaukio apsukimo iki automatinio vairavimo. Kaip pavyzdys, RTK sistemos tikslumas 2,5 cm. Ir pirkėjui iškart suteikiama 5 metų licenzija. Ūkio šeimininkas gali nuotoliniu būdu stebėti traktoriaus darbą realiu laiku, taip pat valdyti agronominius duomenis. SV technikos atstovas nuotoliniu būdu taip pat gali stebėti traktoriaus valdymo terminalą ir operatoriui suteikti greitą ir efektyvią pagalbą. Steyr traktoriams austrų gamintojas suteikė 3 metų arba 3000 motovalandų pilną gamyklinę garantiją, be jokių paslėptų mokesčių.